Tai labas vakaras visiems susirinkusiems čia Lietuvos nacionalinio muziejaus salė. Šiandien sugrįžtam po metų pertraukos į Marijos Gimbutienės skaitymus. Jau 23 skaitimų ciklas vakarai, kurie rengiami Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Lietuvos archeologijos draugijos, kurie kviečia išklausyti, susipažinti su naujausiais archeologiniais atradimais, sumanymais, projektais ir visą tai, kuo gyvena Lietuvos archeologai. Tai jau 23 kartą rengiamas šis ciklas, tradicija yra išties didžiulė, begalinė, labai džiugu matyti ir salėje šiandien tiek daug žmonių susirinkusių. Šiandien vakaras, jaunimo vakaras, jaunimo vakarėlis, jaunoji karta archeologų, tai žodžiu, archeologija gerose rankose, pristatys savo tyrinėjimus, Arijana Kotova apie Marijos Alseikaitės Gimbutienės tyrinėjimus tarpukariu ir Faustas Vaičiulis apie žvalgymus archeologijos ir mitologijos paminklų Pasvalio krašte. Tai laukidamus vakaras, gero laiko, tik priminsiu, kad klausimų galime, žinoma, klausti po pranešimų, o daromas vaizdo įrašas, tai bus pasiekiamas ir plačiam klausytojų ratui. Tad kviečiu Arijaną čia. Apie Mariją Gimbutienę taip labai simboliškai pradėsime šį ciklą. Turbūt aš net ir pats nebuvau pagalvojęs, kuomet gavau Arijanos pasiūlymą šiam pranešimui. Šiemet mes minime ir Marijos Alseikaitės Gimbutienės 105-asias gimimo metinės, tad labai simboliška, kad ir Arijana pradės pranešimą nuo pačios Marijos Gimbutienės. Kažkada aš esu sulaukęs klausimą, o tai pati Marija Gimbutienė ar skaitys pranešimą? Tai pati Marija Gimbutienė nebeskaitys, žinoma, bet apie ją tikrai galime. Tai ne pirmas kartas, kuomet apie pačią Mariją Gimbutienę skaitoma šiuose skaitymuose. Linkime sėkmės, Arijanai. Tai sveiki, ačiū Gediminui už tokį gražų pristatymą. Ir iš tikrųjų šiandien apie Mariją Gimbutienę, nes ir pati stebėdama šią konferenciją nekartą svarsčiau, kaip trūksta čia tos Marijos Gimbutienės ir jos tų darbų. Tai nežinau, ar tai iš esmės yra įtikinama, bet internete įmetus užklausą apie žymiausias Lietuvos istorinės asmenybės pasaulyje, tai tarp kunigaikščių karaliaus Mindaugo, kunigaikščio Gedimino, taip pat Česlovo Milošo atsiduria ir Marija Gimbutienė. Šį išrikiavimą matyt galima būtų svarstyti ir gal kiek ginčyti, bet iš esmės nėra kito tokio žmogaus 20 amžiuje, juolab moters archeologijoje, taip plačiai žinomos pasaulyje. O jos darbai, žinoma, yra aktualūs iki šiol ir šiandien matyt kaip niekad kitą kartą, nes 21 amžiuje įsibėgėja archeogenetiniai tyrimai, Marijos Gimbutienės teorijos apie indoeuropiečius, jų kilmę ir migracijas, iš esmės patvirtina. Ir tarp kitko būtų, matyt, visai įdomus tyrimas patikrinti, kiek Marijos tos teorijos, kai jinai žvelgia į labai toli, į ateities tyrimų perspektyvas, jinai jas nuspėjo, neturėdama net iš esmės tų dalies duomenų, kuriuos turime šiandien. Tai visą tai apie platų pasaulį, o šiandien norėčiau kalbėti apie Mariją Alseikaitę Gimbutienę ir Lietuvą. Trumpai primindama esminius Gimbutienės biografijos faktus, mėginsiu apžvelgti jos tarpukario darbus Lietuvoje. Iki šiol tam ypatingai mažai skirta dėmesio ir reikėtų pradėti nuo to, kad Marija gimė ir mokėsi Vilniuje. Ir kaip mama prisimena, nuo 8 metų veržėsi į mokslus. Vėliau jau 31 metais, kai tėveliai skiriasi, persikraustė gyventi Kauną, ten baigė mokyklą. Ir čia labai svarbus dar 36 metai, kai gegužę mirė tėtis daktaras Danielius Alseika, nes jį ypatingai tą jautriai išgyveno, kadangi tai buvo tas žmogus, iš kurio jis ėmėsi įkvėpimo, patirties, ir tos meilės tėvynei, kas bus matyti jos vėlesniuose darbuose. Nes Marijos šeima, nepaisant visų negandų, ir to gyvenimo okupuotame Vilniuje,
puoselėjo lietuviškas vertybės. Tėvelio mirtis tikėtina paveikė ir vėlesnius Marijos Gimbutienės darbus, nes kaip matysime, be galo daug bus apie mirtį archeologijoje, apie jos įsivaizdavimą. Ir Marijos Gimbutienės dienoraštyje, kurį jinai pradeda rašyti gana anksti, 8 metų, yra toks įvykis apie tuos metus, kai jinai labai jauna, paauglė, 15 metų, netenka tėvelio. Tai rašo: mielas dienorašti, tavyje aš rašau visus savo gyvenimo linksmus ir įdomius atsitikimus. Tačiau šiandien aš tave įrašysiu liūdniausia, koks tik gali būti faktą. Ir žinoma, tai apie jos tėtį. Tai jinai kartoja dar daugelį kartų po to, nes tai buvo tas išgyvenimas, kuris sukrėtė ir iš esmės paskatino galbūt kiek anksčiau subręsti. Marijos tėtis, jisai buvo medikas, bet visą laiką palaikė jos tą sprendimą studijuoti humanitarinius mokslus, dar labai ankstyvame laikotarpyje. Pats tvirtino, kad nesiryžo imti studijuoti humanitarinių mokslų dėl, matyt, visuomenės tam tikrų nuostatų, jo tėvelių palaikymo, bet, kaip pats teigia, tą istoriją visą laiką laikęs širdyje. Ir 1940 metais Marija Gimbutienė jau prieš tai 2 metus studijavo Vytauto Didžiojo universitete humanitarijos mokslus, o 40 metais persikėlė studijuoti į Vilniaus universitetą. Ir Vilniaus universitetas, taip pat ir tas miestas Vilnius šalia tėvelio buvo dar antras dalykas vertybiškai be galo svarbus. Ir jau vėliau įžengus į to Vilniaus universiteto auditorijas prisiminė dienoraštyje, kad įžengiau į Vilniaus universitetą, jis dieviškas, tie koridoriai, tie šimtai koridorių, taip mėly arkos. Ir to tokio idealizmo Marijos Gimbutienės gyvenime buvo be galo daug, tai matyt, padėjo kiek ir išgyventi tą netektį, kurią patyrė po tėvelio mirties. 1942 metais apsigynė diplominį darbą tema Laidosena Lietuvoje geležies amžiuje. Ir tuo metu, tie metai, matyt, buvo gražiausi jos gyvenime, jaunystės metai. Ir nepaisant to, kad darbas buvo geležies amžiaus tematika, Marijos domėjimosi lauke buvo be galo daug ir kitų dalykų. Įrinko dainas, tautosaką, mylėjo lietuvių kalbą ir ją taip pat studijavo. Čia palaikymo daug sulaukė iš profesoriaus Antano Osalio. Ir kaip minėjau, tai labai daug to kupino jaunatviško idealizmo, energijos, drąsos, tuo pačiu ir meilės gimtam kraštui. Ir jį išgyvena tą džiaugsmą, kurį patyrė baigusi Vilniaus universitetą, įgijusi diplomą. Tai vėl atsispiria į tą tėvynės vertybinį pamatą, sako, kad Lietuva, toks gražus pasaulis tavy, pasiekiau laimę, tvirtai ant kojų atsistojau, šventai dirbti pasiryžus, nes man aiškus kelias, dėkoju laimingai likimo rankai, kuri pravedė mane universiteto laiptais. Ir čia tų dvejonių apie studijas, nepaisant to labai plataus lauko, tarsi praktiškai ir nebuvo. Ir tai ta drąsa atsispindėjo ir pirmose Marijos Gimbutienės darbuose, kurie labai greitai po to, kai jinai apsigynė savo diplominį darbą, pasirodė ir spaudoje. Tai tie darbai buvo diplominio darbo pagrindu, apie pomirtinio gyvenimo įsivaizdavimą, kapų tipus Lietuvoje proistoriniais laikais, pagoniškosios laidojimo apeigas Lietuvoje, visus tuos darbus rašydama, Gimbutienė laikėsi to tokio
Na, tos tokios nuostatos, kad iš esmės tą medžiagą, kurią jinai tyrinėjo, tai tame laikotarpyje daugiausia buvo tai, kas iš esmės išsiskiria labiausiai kraštovaizdyje. Tai pilkapiai, piliakalniai, taip pat ir kiti kapai. Ta nuostata buvo tokia, kad visa ta medžiaga iš esmės atspindi vertybės, tradicijas, tas, kurias tie palaidoti žmonės išgyvena čia šiame krašte, bet taip pat tos laidojimo apeigos jos yra ir apie tos bendražmogiškus, tą bendrą pasaulėžiūrą, kuri yra iš esmės matoma visame pasaulyje. Toliau Gimbutienės gyvenimą lydėjo tokie kiti reikšmingi sukrėtimai. Pradedant nuo to, kad Lietuvą sukrėtė vienas kitas pasaulinis karas, šitai Gimbutienė labai išgyveno ir savo dienoraštyje plačiai aprašė. 43 metais jai gimė pirmoji dukra Danutė, jau tuo metu jinai buvo parašiusi savo doktoratą. Tas darbas taip pat buvo parašytas tų spaudoje atsiradusių straipsnelių pagrindų, taip pat ir diplominio darbo pagrindų. Tik šiai dienai nelabai yra aišku, kur yra tas rankraštis viso to, nes tiek iš Gimbutienės prisiminimų, pasakojimų, tiek iš jos mamos vėliau paliktų prisiminimų aišku, kad Gimbutienė darbą doktoratą parašė Lietuvoje, tačiau prasidėjus karui, emigravus į vakarus, buvo priversta prisitaikyti prie tų aplinkybių, darbą išvertė į vokiečių kalbą ir galiausiai apsigynė vokiečių kalbą. Tai kažkoks tas pirminis variantas jisai turėtų būti. Aš dar kai prieš kelis metus domėjausi tuo, tai peržvelgus diplominį darbą Gimbutienės, pastebėjau, kad ten daug įvairių pataisimų, o nuorodos, kurios įrašytos yra apie 43 metus, tai yra jau vėliau po to, kai jinai apsigynė diplominį, tai matyt, tas darbas ir sudarė dalį viso to doktorato. Ir iš esmės medžiaga sutampa, tik tai kiek labiau papildytas. Tai 44 metai karas, su šeima Gimbutienė traukėsi į vakarus. Ir dar po pirmojo pasaulinio karo Gimbutienės prisiminimuose atsiranda tie žodžiai apie tai, kad lietuvis stiprus tol, kol aplink jį lietuviai, žmonės nuo mažo kartu augė, o po kojomis žemė motinėlė. Tai jinai dar net neįsivaizdavo, kad netrukus teks atsidurti plačiajam pasaulyje, be tų lietuvių ir kurti savo tą vertybinį pamatą iš naujo. Tai 44 metais pasitraukus į vakarus, iš to, kaip prisimena, matyti, kad ko gero viltis, jog netrukus grįš į Lietuvą, jinai liepsnojo buvo. Tas užfiksuota ir 44 metų rugpjūčio 31 dieną jau pasitraukus, kad jei tik bolševizmą kas nors pajėgs sunaikinti, mes būsime išganyti, stosim kurti iš naujo savo. Dar mes jauni, dar pajėgus kurti iš naujo savo gyvenimą, savo gūžtelę. Tai, to tikėjimo buvo, bet matyt, laikui bėgant, pasikeitė aplinkybės. Čia yra nuotrauka užfiksuota Jurgio Gimbuto, jos vyro, kaip jie traukėsi, aprašoma ir valtele, ir arkliuku. Tas kelias buvo toks ilgas, nuo Vilniaus iki pat Žemaitijos ir tada jau į Vokietijos kraštą Karaliaučių ir tada jau į pabėgėlių stovyklą Miunchene. Tai 46 metai, Gimbutienė Tübingeno universitete apsigina į vokiečių kalbą išverstą disertaciją. Ir tai laikas toks labai daug kupinas dvejonių. Iš esmės dėl to, kad atsidūrė svetimam krašte ir sovietinė okupacija, mes ją dabar matome per daugybę ištremtų žmonių skaičių į Sibirą per partizaninį karą, kur virš 100 000 žmonių
vienaip ar kitaip palietęs laikotarpis, bet dar ir tas svarbi dalis, kad ir šviesuoliai buvo stengiamas juos išrauti iš tos gimtos žemės ir taip paveikti visą lietuvių kultūrą, tai ir jinai tą jautė. Ir tuo pačiu visoje toje situacijoje turėjo tą mintį, kad nejaugi šalia jos tos disertacijos, kuri po to buvo išversta į daugybę kalbų ir išspausdinta. Aš ją šiandien ir čia turiu, po to galėsiu duoti pavartyti. Popierius gana prastas, bet toks vis tiek svarbus darbas, kurio dėja mes vis dar neturim į lietuvių kalbą išversto, bet galbūt ateityje tai būtų visai vertinga. Tai jinai nenorėjo prarasti tos senosios savęs, tos, kurią jinai iš esmės turėjo Lietuvoje, bet ir negalėjo iš esmės atsikratyti tos aplinkos, kuri nebuvo lietuviška, buvo kitokia ir tas kelias buvo sudėtingas. Tai apie ką Marijos Gimbutienės tie visi darbai, pradedant nuo straipsnių publikuotų diplominio darbo iki pat doktorato, tai jai buvo, kaip ir sakiau, labai svarbi laidosena, tuo metu labai plačiai žvelgia į tai, iš esmės taip plačiai, kaip vėliau gal Lietuvos archeologai nedrįso, taip, iš dalies dėl to, kad ta medžiaga labai jos padaugėjo ir per sovietinį laikotarpį kupina cenzūros ir tos marksistinės literatūros buvo ištirta daugybė naujų paminklų, galbūt ne visai buvo laikas ir vieta juos interpretuoti, bet medžiaga iš esmės pagausėjo ir dėl to gal tas darbas Gimbutienės atliktas tarpukariu jau vėliau, ne tik dėl sovietinės cenzūros, bet ir dėl to tarpo laikė irgi tapo galbūt ne toks reikšmingas. Tai laidosena anot Marijos Gimbutienės yra pagrindinis to meto žmogaus dvasinio pasaulio pažinimo šaltinis, nes mirtis, kaip jinai teigia, tyrinėdama tuos palaidojimus, tai ne gyvenimo pabaiga, o perėjimas į kitą naują gyvenimą, kuris iš esmės yra labai panašus į tą žemės gyvenimą. Tai kalbėdami apie Marijos Gimbutienės tuos pirmosius darbus, jie aišku buvo labai įtakoti ir jau pradėti eiti pramintais pėdsakais savo mokytojo, kito mokytojo, ne Antano Salio, bet profesoriaus Puzino pėdom. Bet vis tik jinai visą tai žvelgia gerokai plačiau ir matyti tos nuopelnus apie etninius regionus, kuriuos dabar tyrinėjom, vis dar tyrinėjom archeologijoje, iš ko vėliau išsirutuliojo tie pagrindiniai didieji regionai, tai jinai tą išskyrė, nuo to laikotarpio gal kiek tas pakito, bet esmė liko. Aptarė su tuo susijusias problemas, kadangi suvokė, kad tos žmonės taip brėžti tiesiogiai kultūras nėra įmanoma, bet vis tik tam tikri bruožai išsiskiria. Aptarė laidosenos bruožus ir žvelgia labai detaliai į tai, į akmenų apskritimus, pilkapių, į akmenų dėjimą ant kapų, taip pat kalbėjo ir ką reiškia kapai be palaikų, kad tai galėjo būti supilami dėl to, kad mirusysis, kurio kapo artimieji neturi, turėtų tą savo kapą, ir taip pat žvelgia ir į laidojimo būdą, ar tai kremacija, humacija ir ką tai galėjo reikšti. Labai pabrėžė tą žmogaus dvasinę pasaulėžiūrą, ryšį tarp mirusiųjų ir gyvųjų. Ir čia labai svarbu, kas man atrodo gal kiek, irgi profesoriaus Puzino nuopelnas, kad jau nuo pat ankstyvųjų dienų Gimbutienės žvilgsnis buvo labai platus ir Europos kontekste. Jinai, kalbėdama apie archeomitologiją, iš esmės remiasi ne tik tai čia užfiksuota mitologija, surinkta mitologija 20 amžiuje ir anksčiau, bet ir plačiau viso pasaulio tą mitologiją.
Tai tą palyginamą tam tikrą medžiagą turėjo plačią. Ir dėl to, ko gero, tų įžvalgų buvo daug gausių. Gal ne visos jos buvo tokios, kaip po to paaiškėjo, bet vis tik pagrindus, bent jau laidosenos etninių regionų prasme, tai sudėjo jinai ir labai gaila, kad po to jau sovietinėje literatūroje viso šito nebuvo. Viskas buvo pradėta kurti tarsi nuo pradžių, vengiant tiesiogiai cituoti tiek Marijos Gimbutienės darbus, tiek Jono Puzino ir kitų emigravusių į vakarus. Tai archeologija, matyt, visiems gerai žinoma asmenybė, mokslinės archeologijos Lietuvoje pradininkas, tarpukariu užauginęs ateities archeologijos tyrimuose svarbę archeologų kartą ir kartu 44 metais pasitraukusią į vakarus. Tai Jonas Puzinas, kai emigruoja, tai tą tam tikrą praradimą su Lietuva, su Lietuvos mokslu taip pat jautriai išgyvena, o dar skaudžiau jam buvo tai, kad iš esmės ta karta, kurią jisai užaugino, jinai labai buvo suskaldyta tos sovietinės okupacijos. Tai savo prisiminimuose jis rašo, kad mano manimu nėra nei buržuazinių, nei tarybinių archeologų. Tai yra tik archeologai, tos pačios specialybės kolegos. Turi tik kiek skirtingą žvilgsnį į atskirus archeologinius klausimus, todėl ir džiaugiuosi savo mokinių ir jų paraštų archeologų darbais. Tai prieinant prie pabaigos, tie darbai, kuriuos Marija Gimbutienė kuriuos padarė per tarpukarį, jie tai buvo pamiršti, nesureikšminti, netesti, galbūt jų ir nebuvo tiek daug, kad būtų galima narplioti, bet vis tiek tam tikra etika mokslo kažkokia turėjo išlikti, tik tai aišku, ne tom aplinkybėm, kai Lietuva buvo okupuota. Tai 60 metais, kai Marija Gimbutienė eilinį kartą rašo laiškus savo mamai Veronikai Alseikienei, likusiai Lietuvoje, labai apgailestauja, kad buvo sumanymas likusių čia Lietuvoje šviesuolių išleisti Marijos Gimbutienės knygą Senovinė simbolika Lietuvų liaudies mene, bet buvo be galo sunku tą padaryti, vien dėl tos cenzūros, kurie iš esmės apėmė viską, taip pat ir archeologiją, ir jinai čia apgailestauja. Norėčiau pasilikti autoriaus teisės, jeigu bus kas pridėta ar pakeista, tai nereikia nei mano vardo. Visame pasaulyje autoriaus teisės gerbiamos. Tai kodėl, kaip tik Lietuvoje jos turi būti negerbiamos. Mano studijos ar straipsniai cituojami lenkų, rusų, čekų ir kitomis kalbomis, bet tik jau ne lietuvių kalba. Tai tas apgailestavimas, jisai toks buvo ir tam buvo visai pagrindo, nes ir jinai iki pat savo gyvenimo pabaigos iš esmės tą taip labai jautriai išgyveno, bet to pakeisti praktiškai ir nebuvo galima. Jos pirmoji knyga čia Lietuvoje pasirodė 1985 metais, reikia čia tik tai pridurti, gal kad nepaisant tos visos situacijos okupuotoje Lietuvoje, Gimbutienė turėjo to ryžto, tos drąsos važiuoti čia, grįžti į tą okupuotą kraštą ir aišku buvo sekama saugumo, bet tai jos nesustabdė. Tai matyt lėmė, kad šitos knygos pasirodymą ir tarsi sovietinė cenzūra, politika būtų viena, bet jinai buvo paveikusi ir čia dirbusių jos kolegų, kuriuos taip pat Puzinas augino tas mintis ir gal kiek su pavydu buvo žvelgiama į Gimbutienės darbus, tai čia matoma recenzija, kaip Marijos Gimbutienės knyga buvo sutikta. Taip reikia pabrėžti, kad ta knyga pasirodė gana vėlai ir jau buvo padaryta daug daugiau ir matoma daug plačiau. Tai iš esmės yra atgarsiai tarpukario Marijos Gimbutienės darbų, bet nepaisant to, kažkaip matyt kitaip būtų galima atsiliepti ir čia tas atsiliepimas
vienoks buvo fiksuotas Reginos Kulikauskienės dienoraštyje ir visai kitoks pasirodė spaudoje. Bet esmė tokia, kad, ir kratinys, bet čia politikos reikalai, į kuriuos aš nenoriu kištis, o informaciją parašyti galiu, pasirodo reikia. Buvo spaudoje paprašyta, kad Regina Valkaitė Kulikauskienė parašytų atsiliepimą. Tai dar ne vieno emigranto knyga nebuvo išspausdinta pas mus savo krašte, o jos išspausdino ir dar tokia prasta. Tai ir kolegų tas nusistatymas tam tikras jau buvo. Ir jau visai baigiant, vienas iš paskutinių, ne paskutinis, bet vienas iš jos apsilankymų Lietuvoje taip pat nebuvo sutiktas archeologų taip jau visai, palankiai. Taip menininkai, filologai ir kiti šviesuoliai Gimbutienė be galo žavėjosi, bet archeologijos moksle tai tas nebuvo taip jau labai, palankiai galbūt vertinama. Ir čia irgi išiškėjo tas, Istorijos institute buvo susitikimas su Marija Gimbutienė. Salė buvo pilnutėlė, pristatyta daug papildomų kėdžių. Gerai, kad ji taip savimi pasitikė. Visados ir visiems pavydžiu tokio laisvumo, kalbant, nors turinys ir nieko naujo. Ir gali būti net lėkštokas. Gestai šypsena amerikoniška. Kalbėjimo maniera jai ypač būdinga. Man nebuvo nieko naujo, atsakinėjo pasitikinčiai, bet ne iš esmės. Tai čia irgi yra Reginos Valkaitės Kulikauskienės tas atsiliepimas, tam tikra kritika, bet tai, kad jau ta salė buvo pilnutėlė, man tai atrodė, kad žmonės laukė, žavėjosi ir tai, kad Marija Gimbutienė buvo žinoma visame pasaulyje, be galo negalėjo paveikti ir negalėjo nepaveikti ir čia Lietuvos. Tai Marija Gimbutienė mirė Los Andžele, Kalifornijoje 1994 metais vasario 2 dieną. Įdomu tai, kad prieš tai buvo atvykus į Lietuvą, rėžusi dar vieną įspūdingą kalbą, bet deja tas gyvenimas nutruko vos po kelių metų nuo Lietuvos nepriklausomybės ir mirė jinai matyt, kaip matosi tuose prisiminimuose, tokioj nuoskaudoj, kad Lietuvos archeologijoje jinai yra nepakankamai vertinta, kad tai, ką darė, iš esmės liko taip užmaršti tokioje. Tai vėliau jos palaikai buvo sugrąžinti, jinai palaidota Petrašiūnų kapinėse Kaune. Ir taip savotiškai tai, kas ją nenubloškė labai toli, kas atitraukė nuo jos darbų ir kas neleido tęsti, bet vis tiek taip simboliškai buvo pratęsta po mirties ir tie darbai, kurie jau dabar randasi, analizuojant Marijos Gimbutienės darbus, tai be abejo rodo tai, kad mes grįžtam, kratomės tos sovietinės cenzūros ir įvertinam naujai. Tai labai tikiuosi, kad galbūt kada nors ir tas Marijos Gimbutienės doktoratas, kurį jinai buvo parašiusi Lietuvoje, grįš į dienos šviesą ir bus išverstas į lietuvių kalbą, jeigu to rankraščio mums nepavyks rasti. Tai tiek. Labai ačiū uždėmesi. Ačiū Orijanai už pranešimą. Išties tai ir yra toks mūsų žvilgsnis, bandymas prisiminti ir įvertinti, ko, kaip iš tavo pranešimo matosi, nepavyko sulaukti dar gyvenant ir pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvoje. Tai dėkui, Orijana, dar kartelį. Išties Marija Gimbutienė turbūt tokia išskirtinė asmenybė, apie kurią galima kalbėti nuolatos, labiau, kad ir mūsų skaitimai, dar nuo 2002 metų, kuomet pradėtas šis ciklas rengti, jos vardu yra pavadintas. Ar turite klausimų pranešėjai, nes salė tikrai didžiulė, asmenybė išskirtinė ir čia, ir tenais.
Tai jeigu dar nedrįsta, tai sugalvosim. Tai mano pirmas klausimas būtų, kas paskatino tave pačią asmeniškai pažvelgti į tos ankstyvuosius Marijos Gimbutienės darbus? Kas pastumėjo, kodėl kilo toks noras? Tas pasiskaitimas bendras lydėjo dar prieš studijas, prieš pradedant studijuoti archeologiją ir man taip būdavo keista, kodėl apžvalgoje, kurioje studentam yra pristatomi tie archeologų darbai, pagrindas čia buvusių archeologijos mokslo raida nėra Marijos Gimbutienės, nes man dar iš mokyklos suolo buvo susidaręs toks įspūdis kaip apie didžią tokią stiprią asmenybę. Tai gal tas kiek ir paskatino tiesiog žvilgtelti plačiau, o tada ir užkabino ir nepaliko abejingos. Nes jie tos pirmieji tie tyrinėjimai iš ties labai brandi tapo anksti, tai tie baigiamieji darbai straipsniai, jie būna 21-22, doktoratas parengtas Lietuvoje kiek 22-23 metų, tai iš ties įspūdingi tie skaičiai, žinoma, tuo metu buvo kitokia sistema, bet vis tiek. Žvelgiant į tą praeitį, tuos laikus, mes matėm iš pranešimo ir iš skaidrių, iš citatų, iš dienoraščių, kad tas susižavėjimas Vilniumi, tai aišku, dar reikia turėti omeny, kad yra 40-42 metai, Vilnius buvo ką tik atgautos, Marija Gimbutienė užaugusi inteligentų šeimoje, apskritai, tuo metu visuomenė buvo persmelkta Vilniaus atgavimo idėjos, tai aišku, dar turbūt tai suintensyvinę jas tokias mintis, nors aišku, karo metai nebuvo patys tokie jau lengviausi ir, kuriuos labiausiai norėtųsi žmogui prisiminti. Tai žvelgiant į tuos laikus, man irgi toks visuomet kyla klausimas, kaip mėgsta istorikai, turbūt archeologai, kas būtų, jeigu būtų. Tai jos bendrakursiai, su kuriais mokėsi pas Joną Puziną archeologijos, Kulikauskai, abudu, Rimutė Rimantienė, Adolfas Tautavičius, jie liko Lietuvoje. Marija Gimbutienė, Rastikaitė išvažiavo iš Lietuvos. Tas konfliktas kažkoks, matosi tais vėlyvaisiais sovietmečių metais atgavus nepriklausomybę. Nežinau, gal ne konfliktas, gal tiesiog tokias kažkokias nuoskaudos. Kokia būtų buvusi archeologija, jeigu nebūtų buvę karo ir Marija Gimbutienė galėtų tos tyrimus rengti pačioje pradžioje, 50 metais, 60, nes jos žvilgsnis buvo jis toks labai platus, kas visiškai, tuo metu jisai buvo išskirtinis, toks labai platus. Kaip manai? Aš apie tai irgi gana daug galvojau, bet nežinau, galbūt turiu tokias, dvi mintis. Arba tai galbūt nebūtų nuvedę ten, kur nuvedė, į tokį pasaulinį lygmenį, nes be abejo tam, kad jinai atsidurtų tame kontekste, tai jinai turėjo išvykti, turėjo prisitaikyti, turėjo, aišku, išgyventi daugybę tų permainų ir ieškoti stiprybės kitur. Tai, galbūt, matyt, visą tai būtų kiek kitaip ir galbūt tos garsiosios indoeuropiečių teorijos jos nebūtų buvę, nes galbūt būtų čia, nežinau, besidomėjusi kitais darbais, o gal ir ne. Arba, kitas toks pamąstymas, kad kaip tik Lietuvos archeologija būtų taip aukštai išmetusi pasaulinį lygmenį ir mes turėtume gal gerokai plačiau vakaruose žinoma ir daugiau tų darbų, ypatingai archeomitologijos tema, nes tas iki šiol archeologams gal nėra būdinga, o Gimbutienė turėjo to polėkio, turėjo tos begalinės drąsos. Pasvarstime, kas būtų, jeigu būtų taip. Tai jeigu neturite klausimų, nematau rankų, dėkoju Rianai dar kartelį, kad prisimena Mariją Gimbutienę simboliškai ir tai, kas nepadaryta, galime dabar daryti. Ačiū. Dėkui Rianai, dabar kviečiu Faustą, Vilniaus universiteto studentą, taip pat pasidalinti savo naujausiais tyrinėjimais. Faustas Pavarys, matau, Faustas Pavarys plakatas. Tai geriausiai pažįstantis savo gimtojo Pasvalio krašto paminklus,
jau ir prieš tapdamas studentu dalyvavęs ekspedicijose, važinėjęs, lankęs, rengęs žygius ir dabar praėjusiais metais, praėjusią vasarą surengęs tokius žvalgymus savo gimtajame krašte, tad laukiam rezultatų. Tai sveiki visi. Ačiū Gediminai už pristatymą. Visų pirma, prieš pradedant norėčiau padėkoti Archeologijos vakarų organizatoriams ir kuratoriams už suteiktą galimybę būti čia. O antra, norėčiau jūsų visų paprašyti baisiai neužpykti, jeigu iš to jaudulio prarysiu liežuvį. Ir daugiau nebetempiant, kviečiu visus į protėvių pėdsakų paieškas Pasvalio rajone 2025 metų vasarą. Tai viskas turi savo priežastis ir šie žvalgymai turėjo kelias. Pati pirmoji būtų tokia, kad nagrinėjant archeologinės ataskaitas pastebimas, kad yra mažas susidomėjimas. Iš viso yra iki šiol įvykusios tik tai 3 žvalgomosios archeologinės ekspedicijos. Pirmosios 1968-69 metais Adolfo Tautavičiaus. Ir jų tikslas buvo tiesiog aplankyti, aprašyti būklę jau to meto žinomų archeologinių paminklų. Ir tik po 20 metų mes turime vėl Lietuvos istorijos institutų tyrėjų grupę, kuri jau daro žvalgomosius archeologinius tyrimus ir randa netgi 11 archeologijos paminklų. Tai įkvėpė. Ir antra priežastis buvo tai, kad netikėtai buvo aptiktas kraštotyrininko Antano Stopulionio asmeninis archyvas. Tai buvo asmenybė, kuri kelis dešimtmečius rinko įvairią Pasvalio krašto kraštotyrinę medžiagą, kurioje yra nemažai ir archeologijos bei mitologijos. Ir čia dar viena yra priežastėlė, kurios nebeįtraukiau, tai tiesiog, kad studentas, kuris tos žvalgymus darė, kuris šiandien stovi prieš jūs, sąmoningai ar nesąmoningai kurį laiką jau irgi rinko tas kraštotyrinis duomenis. Ir šitos priežastys privedė prie to, kad gimė projektas naujų archeologijos ir mitologijos paminklų paieška Pasvalio rajono savivaldybėje, archyvinių, kartografinių ir skaitmeninio reljefo duomenų analizė. Vadovas dr. Gediminas Petrauskas. Ir kad suprastumėt, kodėl buvo pasirinkta 2025 metų vasara, kas yra strategiškai nelogiška daryti žvalgymus, kuomet viskas sužėlė, tai truputį priešistorės. Tai šis projektas buvo teiktas Lietuvos mokslo tarybai pagal studentų tyrimams semestrų metu programą ir mes nesuspėjome į šį traukinį. Bet padrasintas vadovo, čia aš jau galbūt nuleidęs rankas, buvo dar kartą pabandyta, tik tai pagal kitą programą, tai studentų vasaros praktikai. Ir čia užsidegė žalia šviesa, buvo gautas finansavimas, praktikos vieta surasta, Klaipėdos universitetas. Ir reikia įsikelti tikslą, o tikslas labai panašus į pavadinimą, tai tiesiog, kad remintis archyviniais, kartografiniais, skaitmeninio reljefo modelio, kuris geriau žinomas kaip lidaras, duomenimis išnagrinti mūsų Pasvalio rajono teritoriją, surinkti duomenis apie joje esančius potencialius naujus archeologijos ir mitologijos paminklus. Visam tam, kad įvykdytume tikslą, reikia metodų. Prisijungia? Gerai. Tai metodai buvo 2 pagrindiniai. Pirmo etapo metodas buvo archeologinių ir mitologinių duomenų, 19-20 kartografijos šaltinių ir skaitmeninio reljefo modelio žemėlapio lidar duomenų analizė ir sintezė. Tai čia galime po dešinę matyti paskutinį šaltinį, kuris pačiom paskutiniam dienom atsirado, tai vietovardžių keitimo komisijos kartoteka, kuri buvo tiesiog daugybė naujų duomenų, tai tiesiog nebepavyko įtraukti, bet čia yra ta realybė. Ir antras etapas tai nestruktūrizuotas interviu, kuris jau buvo žvalgymų metu, kalbant su vietiniais. Tai matote, kai akimirka žvalgymų, kuomet netikėtai ieškant seniausio kaimo gyventojo, tiesiog pakliuvome į nuostabų privatų botanikos sodą. Tai truputį apie tą pirmąjį etapą. Tai visų pirma reikėjo susirinkti tos, čia gal archyviniai duomenys nelabai tinka, rašytinius šaltinius. Tai rašytiniai šaltiniai buvo atsirinkti iš įvairiausių vietų – bibliotekos, muziejai, archyvai, fondai visokie, skyriai. Tai čia gal tik tai norėčiau pasakyti, kad tikrai nereikia nuvertinti kraštotyrinių knygų, o ypač įdomių perliukų būna žmonių kilusių iš tų kraštų biografijos, kai jie nostalgiškai aprašo savo gimtus kraštus ir netikėtai randi tokių, tai tenai buvo rasta kaulų, ten vaikai žaidėm su kaukolėm, ten močiutė pasakojo apie tunojusį velnį. Bet patys svarbiausi, manyčiau,
šiam projektui buvo Juozo Šlevo, kraštotyrininko Šiaurės Lietuvoje, surinkta medžiaga ir, aišku, Antano Stapulionio asmeninis archyvas, bei daugiausiai naujų duomenų suteikia Lietuvos žemės vardynas. Lietuvos žemės vardynas tai yra tarpukario iniciatyva, Valstybės archeologijos komisija, bendradarbiaudama su Švietimo ministerija, tiesiog sugalvojo tokį dalyką, kad yra išsiunčiamos mokytojams anketos ir mokytojai apvaikšto kaimus, iš kurių ateina jų mokiniai ir surašo visus žinomus vietovardžius, toponimus, aprašo jų lokaciją, aprašo pastabas, o ant galo yra archeologinės, istorinės ir tautosakinės žinios. Tai kartais būna tokių duomenų, kai jau mokytojai pasistengdavo, kad oho. Na, bet, kaip ir sakiau, lokaciją gerai žinoti, bet dažnai turim stipriai pasikeitusi tą vaizdą dabar ir čia į pagalbą ateina kartografiniai duomenys. Tai norint susipažinti su esančia situacija, o pokario laikų, tai daugiausiai padėjo Lietuvos erdvinės informacijos portalo Geoportal žemėlapių fondai. Tai čia buvo surinkti visi žemėlapiai nuo 40-ųjų iki 96-ųjų. Bet patys geriausi buvo 50-ųjų ir 62-ųjų, nes tai yra žemėlapis atsispindi situacija iki melioracijos. Bet, kaip ir minėjau, Lietuvos žemės vardynas yra tarpukario duomenis ir tarpukario duomenim labai padėjo internetinis portalas Lithuanian Maps, tai čia yra Lietuvio išeivijoje asmeninė iniciatyva ir tenai buvo susipažinta su 19-20 amžiaus pirmos pusės žemėlapiais. Bet Lietuvos žemės vardynas turi tokią ypatybę, kad mokytojai labai mėgdavo lokaciją parašyti Jono Jonaičio žemėje. Tai čia labai būna blogai tada, pavyzdžiui, Bala, Jono Jonaičio žemėje. Tai kas tada buvo daroma, tai einama į Lietuvos centrinės valstybės archyvą, fondas 1250 ir čia yra kaimų išskirstymo viensidžiais planais. Ir jie tam tikrą situaciją, tam tikrų laikotarpių rodo, kur kieno žemė buvo. Žinoma, būna kartais prasilenkite tos datos, sakykime, anketa užpildyta 35, o planas 20. Tai jau gali būti, kad kažkas pardavė, kažkas persikėlė, kažkas sūnui atidavė. Ir jau biškai yra sunkiau. Galiausiai buvo panaudota tokia, kai jau esam surenkam duomenis, lokaciją, bet vis dar reikia pasitikrinti, yra naudojamas skaitmeninis reljefo modelis, lidaras. Deja, šiame projekte nebepavyko jo panaudoti kaip pagrindinio šaltinio paieškom. Tai labai padėjo, ypač kuomet žinome, kad objektai turės kažkokius reljefinius nelygumus. Tai va čia galima matyti dabar jums po kairę yra aukščiausia pasvalio rajono vieta Velniakalnis, kuris yra ir mitologinis, ir archeologinis paminklas, o po dešinę pusę, įdomu, turiu šią pelytę? Nelabai. Tai, turiu, labai gerai. O va čia matome tribuką, kuriame yra sakoma, kad pats Velnių karalius gyveno. Ir visa tame, po to, sakykime, po pirmo etapo, kaip aš mėgstu sakyti, po namų darbų, turėjome iš viso 89 archeologijos paminklus, daugiausiai laidojimo paminklų, tai čia viskas aišku, lengviausiai žmonėm atskirti archeologinę vietovę pagal palaikus, kaulų atsirado, o mitologijos paminklų vis dar nesu visko suvedęs ir dabar jau yra, kaip pasakyti, mitologijos paminklai čia geriau būtų įsivaizduoti kaip vietos su mitologiniais bruožais, tai iš viso jau 376 ir dar ne pabaiga. Tai pasidarė namų darbas, laukia linksmoji dalis, antrasis etapas, tai yra žvalgymai. Tai iš viso žvalgėm 10 dienų, apvažiavom virš 2000 kilometrų, 2 seniūnijas, aplankėm apie 140 potencialių archeologinių ir mitologinių vietų, bei apklausėm netgi 71 vietos gyventojų. Tai žvalgymai, kodėl sakau, kad smagiausia, tai pačią pirmą dieną pradėjome pačią karščiausią vasaros dieną, tai buvo wow, kai ėjom pa žmonės prašyti vandens jau, arba netikėtai užklupęs lietutis padarė taip, kad pas mus Šiaurės Lietuvoje daug molio ir su mašina bijom, kad neišvažiuosim ir kartu su vienu iš komandos narių Matu tiesiog teko nuo ratų nuvalyti visą purvą ir vis važiuodavom kas kiek laiko ir tikrindavom, ar mes išvažiuosim. Na ir žinoma, po atradimo džiaugsmo laukiantis, ką matoma pačioj, apsirašymo džiaugsmas. Tai, atsiprašau.
Tai dabar kodėl apklaustas 71 vietos gyventojas? Tai su archeologijos paminklais yra viskas gerai. Kuomet mes juos aptinkame, mes ieškome archeologinių dirbinių, žmonių paliktų liekanų. Tačiau, kas yra su mitologija sudėtinga? Su mitologija yra aptikti vietą vieną, bet ar tikrai ta vieta? Todėl buvo bandoma, stengiamasi apklausti, surasti kiekvieno kaimo seniausią gyventoją. Na ir dažnai būna nuvertinamas tas lankymas tolesnis vietos gyventojų, kadangi dabar dažnai sako, kad reikia jau dirbti su medžiaga surinkta tarpukariu, pokariu, nes jau nebėra kas, ką galėtų papasakoti iš tų mitologijos ar iš, nežinau, tų pačių archeologinių duomenų. Ir aš pasakysiu, kad ne, vis dar yra. Ir tokie, sakykime, geroji praktika, tai kuomet yra daromas tokie žvalgymai ir kad žmonės jumis pasitikėtų, tai baisiai ir gerai, kai yra vienas žmogus vietinis. Tai kai išgirsta jau, kad savo žmogus, tai tada kažkaip lengviau yra įsileidžiama. Antras geroji praktika, tai visą laiką yra geriau žinoti šiek tiek daugiau, negu tau reikia, nes buvo situacija, kuomet mūsų viena moteris norėjo nuvesti pas seniausią gyventoją kaimo, savo kaiminę, bet mes susidūrėm su dukra, kuri buvo labai sargi, bet mano bičiulis vienas, kuris kartu keliavo, kuris man padeda apsirašinėti, daugiau patirties turintis, sako, o paklauskim dukros. Ir dukrai, bevardinant vietas, viena vieta, kuri man mažiausiai domino, ji buvo biški girdėta. Ir tada jinai suprato, kad mes iš tikrųjų čia nebandom nieko apgauti. Ir tada netikėtai mama, kuri buvo išvažiavusi, kažkaip atsirado tam name. Tai va, o tada dar viena geroji praktika, kas buvo padaryta, tai be to, kad mes važinėjom, kiekvieną vakarą apsirašinėjom, ką radom, tvarkėm nuotraukas, man dar pavyko į vietos laikraštį parašyti straipsnių ciklą, grinai kraštotyrinius straipsniukus. Ir žinokit, tikrai davė gerų rezultatų. Žinoma, kiekvieno straipsnio pabaigoje buvo parašyta, kad renkame duomenis, yra telefono numeris, yra paštas. Deja, negavom jokių, sakykime, duomenų, niekas nepaskambino, niekas neparašė, bet paskutinėmis dienomis žmonės jau sako, kad kažkas čia vyksta rajone, sako, tai galiu čia su jais. Ir buvo viena kuriozinė situacija tik po pirmo straipsnio. Vienas žmogus mane nusivežė pas savo vaikystės draugą, kuris sako, geriau daugiau žinos, mes pas jį atvažiuojam, aš pasakau, ko aš noriu, ir jis toksai, žinot, čia yra toks Faustas Vaičiulis, mačiau straipsnį, ir duoda straipsnį ir sako, galit, jam, yra numeris, paskambinkit, jis turbūt jums daugiau papasakos. Ir tas žmogus, kuris mane atvežė, labai juokėsi iš savo draugo, kur tiesiog aš ištiesiu ranką, bet dalykas toks, kad žmogus visiškai atsipalaidavo ir tada netikėtai jis daugiau žinojo už mane. Tai dar viena iš gerųjų praktikų. Na ir galiausiai, kadangi čia buvo projektas, tai reikėjo pateikti jau rezultatus vasaros pabaigoje, tai buvo Lietuvos mokslo tarybos organizuota ir konferencija. Tai mūsų rezultatas buvo sudarytas 2 seniūnijų potencialių naujų archeologinių ir mitologinių vietovių sąrašas, bei katalogas, kurio pavyzdį matome čia. Tai iš viso iš žvalgymų mes turim 29 potencialius archeologijos paminklus ir 154 potencialius mitologijos paminklus. Ir rašėme iš viso 34 pasakojimus. Ir turim mažai žalių duomenų, bet visgi lygniausia buvo su archeologija, nes, kaip ir sakiau, pačioj pradžiai vasara yra labai netinkamas momentas daryti žvalgymus. Ir tik vienoje vietoje pavyko atrasti apskritai kažkokių žmonių liekanų. Tai buvo Vainiakonių senkapėje, kuris seniau buvo saugomas, o dabar yra išbrauktas iš sąrašų. Visgi manytume, kad jau reikėtų vėl grąžinti, nes atvykę į tas vadinamas duobes arba Japonskos vainos kartuves, tai čia turime omeny 1904-1905 metų Japonijos-Rusijos karą, manau. Gal sumaišiau datas, nesu istorikas. Ir čia radom, kur bičiulis tiesiog įkišo ranką į lapės urvą, jis toksai Faustai, kas čia, o čia yra os frontalė, kaktikaulis, galvoju, o papa. Tai vienintelis tikrai toks užtikrintas archeologijos paminklas, o visi kiti, žinome duomenis, tiksliai lokalizavom, aplankėm, nustatėm, kokia yra jų būklė, ar remi, ar apaugę,
kenčia, nekenčia. Tada taip gavosi, kadangi daugiau buvo mitologijos tos medžiagos, tai daugiau kalbėsiu jau apie mitologiją. Tai įdomiausia, archeologai gerai žino, kad neretai būna, kad archeologiniai paminklai yra ir mitologiniai paminklai. Tai Šiaurės Lietuvoje yra tokia įdomi situacija su Velniakalniais. Tai iš viso šiuo metu iš mano atrinktų Velniakalnių, kur jau dar 2 čia nėra, iš viso yra Pasvalio rajone 12 jų. Čia 2 neįtraukiau, nes jie yra ir saugomi. Tai netgi 4 iš jų yra laidojimo paminklai. Kas įdomiausia, kad chronologiškai labai platu. Tai sakykime, Velniokalnis, tai yra Miesteliškių pilkapinas 2-4 amžius ir iki Velniakalnio Morkūnų kaimo kapinaitės, kurios prieš 50 metų dar buvo laidojamasi. Tai labai įdomu, nemažai tyrėjų jau yra bandę šitą klausimą kaip ir nagrinėti, bet nėra vieningo atsakymo, o mano nuomonė tai tiesiog manau, kad iki Velniakalnių reikia galvoti, kad ten buvo kažkokios kitos būtybės, kurios jau po krikščionybės patapo velniukais. O apie Velniakalnius pasakojimų kiek yra. Tada toliau kalbėsiu apie tam tikras koncentracijas pačių mitologijos paminklų. Tai pirmoji koncentracija būtų Vaškų seniūnija, tai velnio pati ragana. Ir Vaškų seniūnijoje atradom tokią koncentraciją, kur yra 4 vietos susijęs, 4 vietovardžiai su šaknimi ragan. Tai raganinė vieta upėje, raganinė pieva, raganinė išnykęs vienkiemis ir raganų pelkės, numeliruota pelkė, kurią matome fone, kas iš jos belikė. Čia jau nevažiavom su mašina. O raganinių dar yra iš viso upių vietų 4 Pasvalio rajone. Tai yra spėjimas, kuris man atrodo gana logiškas, kad tai buvo vietos, kuriuose moteris atlikdavo senasias praktikas, senojo tikėjimo praktikas ir buvo jau po krikščionybės tiesiog apšauktos raganomis. Ir raganinės yra, kiek iš Vykinto Vaitkevičiaus tyrinėjimų, tai tikrai tai yra mitologinės vietos būdingos būtent Šiaurės Lietuvai. Tautarėje vaikiuko, taurumė pavogė, ne tai ką ragantė buvo, ką taurumė. Ir savo įdavė, to prasto taurumų, kurie pakeitė. Tai nelėja, to staidos, kad iš sumoro jį apdroštam daugiau, tai tada tau tikrą vaikų šalims kankin. O jie nenukudarios, jie neskrenda tą vaiką, tai dar atkeitė. Tai čia girdėjote dabar Irenos Andrašiūnaitės atsiminimus tai apie laumę. Tai prieš pradedant šnekėti apie laumes labai greitas intarpas, tai čia ši pateikėja mane tiesiog pribloškė, kuomet atvažiavome į šį kaimą, pasakė, kad čia yra seniausia gyventoja. Ir jinai nebežinojo nei vienos vietos mano atsirinktos iš Lietuvos žemės vardyno ir kitų duomenų, tačiau ši senolė buvo labai, kaip pasakyti, pagauni. Jinai greitai suprato, kas mane domina ir jau kai aš nusiminęs galvoju, ir vėl nieks nebeatsimena apie šitos objektus, nebepavyks tiksliau lokalizuoti, jinai sako, o vaikeli, ar žinai, kas yra aitvaras, tai aš vos iš kėdės nepašokau. Bet čia yra viena geroji praktika, niekados nerodykit, kad jūs kažką žinot. Nes jeigu parodysit, kad kažką žinot, tada žmogus galvos, kad jis kažką blogai pasakys. Tai reikia sakyti, oi, nežinau. Tai tada mane tiesiog pribloškė, kai buvo apie aitvarus, apie velnius ir ką girdėjau apie laumes. Ir šitie pasakojimai yra tokie grinai vadovėliniai, kuriuos prieš beveik 100 metų užrašinėjo Buračas. Tai va čia įrodymas, kad vis dar galima nemažai daug ko sužinoti. Tai antroji koncentracija, tai yra koncentracija Aniškėlio seniūnijoje, tai vietovės susijusios grinai su likimo lėmėjomis laumėmis. Ir čia turime dabar, tai čia turime ąžuolyną, kuriame yra sakoma, kad buvusios laumės yra ateidavusios į Grūžių bažnytkaimį, kuris yra šiauriau nuo miško, vaikų likimą lemti. Tada yra Ramojus, jau ir pats upelio pavadinimas yra gana įdomus. Atseit čia gyvenusios laumės, kurios šaukdavusios vaikų likimą gimusių Nereikonių kaime. Ir čia labai netikėtai, Klasioko sodyboje yra laumės akmuo, ant kurio tikrai patogu atsisėsti.
Ir yra pasakojimas, kad laumės vogdavo blogus vaikus ir ant šio akmens atsisėsdavosi, supdavo. Tai va tos koncentracijos, kodėl jos yra labai įdomios, nes aplinkui yra pasakojama apie velnius, apie vaiduoklius ir tiesiog randi kažkokį mikroregioną, kuris pasakoja tik apie tai, apie raganas, apie laumės arba netgi apie pirmąją rasę pagal lietuvių mitologiją, kuomet pradžioje buvo milžinai ir tik po to žmonės. Tai šitas mikroregionėlis yra ypatingai įdomus, nes milžinkapius mes archeologai puikiai žinome, tai yra pilkapiai, o čia yra kažkas kitko. Paprastai milžinus mes įsivaizduojame kaip kažką aukšto, didelio, turi būti didelis, bet šitos vietovės tai yra susijusios su giliu. Tai sakykime, čia yra, kur mano pelytė, Maskoliškių ežerėlis, kur yra pasakojama, kad vaidenasi pasirodo milžinai vaikščioja po laukus Pivesos pakrančių, tai va čia yra Pivesa. Ir tada čia yra už 1,5 kilometro milžingriovis, iš kurio išlįsdavo gražiai žaliais rūbais apsirengęs ponaitis, iš kurio gerklės ugnis liepsnojanti. Tai irgi labai įdomus mikroregionėlis. Ir tada turime dar vieną bylą, ąžuolynų bylą. Puikiai visi žinome tą ąžuolo, kaip sakyti, visi pamatom gražų ąžuolą ir yra kažkoks jausmas. Tai kažkaip buvo pagalvota, kad ąžuolynus irgi reikėtų bandyti įtraukti ir čia pasirodo, kad kažkas įdomu. Iš viso įtraukiam 12 toponimų su šaknimi ąžuol. Ir ko jis įdomus, kad, sakykime, matote žalius taškelius žemėlapyje, nerandu pelytės. Ir turime vietovės, rožinius taškelius. Tai žmonės, kai kurie yra užrašyta, kad net po 100 metų atsimena, kad tai buvo ąžuolynas. Tiesiog žmogus turi tą ryšį ir šitą vietovę ilgiau išlieka. O kas įdomiausia, kad matom, kad šitos ąžuolynės susideda į tokias 2 linijas. Tai ar tai buvo pirma pradžia miško riba, ar gal tai, kaip matom, yra net pasakojama, kad tose miškuose gyvendusios deivės laumės, tai galbūt tai turime ir kažkokius šventviečių ribas. Tik tai yra viena anomalija, taip pasakykime, pagal bendrą kontekstą, tai 2 vietos, tai būtent ten, kur tos laumės gyvendavusios. Na ir negalima nepaminėti, tai mūsų fenomenas Šiaurės Lietuvos, tai yra akmenys su smailiadugniais dubenimis. Tai čia Antano Stapolionio gyvenimo darbas ir, atsiprašau, čia yra ne tik Šiaurės Lietuvos fenomenas, bet ir Utenos krašte yra tokia sala, kurioje šie akmenys randami. Tai iš viso pavyko, svarbiausias mūsų darbas buvo pagal Antano Stapolionio užrašus, o kiek įmanoma tiksliau nustatyti pirmasias vietas, pamatyti jų paplitimą ir kas labai įdomu, kad paskutiniais Vykinto Vaitkevičiaus tyrinėjimais matome, kad galima atsekti net kai kurių akmenų, kurie yra toli nuo paplitimo arealo pirminės vietas, nes šie akmenys kartais būdavo kaip kraičiai net. Yra užfiksuota tokių variantų. Tai matome, kad, sakykime, yra Pasvalio rajonas, Pakruojo rajonas ir atsiranda kažkaip Panevėžio rajono pietuose ar net dar toliau. Ir įdomumas tame, kad priklauso žmonėms, sakykime, jonaičiams ir tie jonaičiai dažniausiai būna kilę iš Šiaurės Lietuvos. Tai stengtasi buvo kiek įmanoma tiksliau nustatyti tas vietas, kurie pirmiausia buvo kokiem žmonėm priklausė. Ir netgi porą radome naujų, kas buvo didžiausias saldainis mūsų žvalgymams. Bei užrašėme įdomių padavimų, kaip pavyzdžiui šitas Katkūnų akmuo su smailiadugniu dubenimi. Tai netikėtai, kad Katkūnų kaime radom jį, užfiksavom, apsirašėm, o kitam kaime, ta močiutė, kur stebuklingai atsirado, jinai pasirodo, kad būtent jų namuose buvo ir papasakojo, kad čia yra avelnio pėdelė. Bet labai įdomu, kadangi tai nėra dažnas paaiškinimas atsiradusios šitos dobelės, bet būtent tam kaime, Katkūnų, tai buvo nuo tarpukario žinomas akmuo su velnio pėda ir apie jį galima dar daugiau šnekėti, bet aš manau, kad čia buvo būtent ta įtaka. Na, ir apibendrinant, tai matom iš dešinės, kad esam pasiruošę toliau tęsti šios žvalgymus, nes tikrai daug yra nepadaryta, o tikrai įdomu. Tada matom Vykinto Vaitkevičiaus 2 paruoštus veikalus, tai senosios Lietuvos šventvietės, Joniškio rajonas ir Pakruojo rajonas. Dabar yra ne per seniausiai buvo pristatyti kraštotyrininko Egidijaus Jeremino tyrinėjimai Akmenės rajone. Ir jeigu pavyktų padaryti Pasvalio rajoną, tai turėtume
visą pietinę Žiemgalą, jo šventvietės ir būtų galima, patys suprantat, labai įdomius tyrimus padaryti, palyginimus, žiūrėti, kokios yra tendencijos. Na ir žinoma, ateičiai vis tiek archeologija yra irgi nepaprastai įdomu, tai norėtųsi ateities žvalgymuose labiau išnaudoti lidaro galimybės, ieškant naujų objektų. O vietoj pabaigos norėčiau padėkoti dar kartą savo žvalgymų komandai, tai jau šiandien matytam daktarui Gediminui Petrauskui už padrąsinimus, už pagalbą, už praleistas tas valandas, o aš esu toksai žmogus krapštukas ir nepasitinkintis savim, tai ačiū jam labai. Tada mano bendražygiai, tai, kurie ir šiandien yra, tai Tomas, Matas, kurie kartu keliavo, vargo, mašinuose užmygdavo, bei nepaprastai dėkingas taip pat bičiuliui Algiukui, Algimantui, kraštotyrininkui, kuris, kadangi aš neturėjau dar tiek daug tos patirties, tai žmogus ant kiekvieno kampo man vis kažkokį, kaip sakyti, patarimą paduodavo arba imdavosi iniciatyvos ir dar daugiau duomenų sulaukdavom, atrasdavom. Na ir žinoma, čia dėja nepavyko sudalyvauti iš pačiose žvalgymuose, bet visą laiką padėdavo net ir vėliausią naktį, tai pasveikintas Vaitkevičius, tai jam irgi labai esu dėkingas už pagalbą, ypač su mitologiniais paminklais dirbant, bei savo namiškiams, kurie neišvarė iš namų. Kuomet grįždavom vėlai, purvini ir visą laiką padėdavo ir nuramindavo. Tai ačiū už dėmesį. Ačiū Faustai už pristatymą, iš ties labai spalvingas, įdomus, daug dienų praleista, žvalgymai yra toks žanras, kupinas nuotykių, atradimų ir nenuspėjamumo. Matėm prieš paskutinę skaidrę, kad kaip ir pasižadėjai tęsti, tai tas yra džiugu. Ar turite klausimų? Jeigu ne, tai žinau, aš turėsiu klausimų. Tai vis tiek Pasvalio krašte esi vietinis, pažįsti žmonės, tau tai tikrai padėjo, labai čia iš ties vertingas dalykas, kad tas, kaip sakai, gerasis praktikas, tai yra patirtis, kurią siūloma, teigiama kitiems pritaikyti, yra vietinis žmogus, vis tiek yra lengviau susišnekėti, tai rodo tokį bendrumą, patys vis žinome, kad bendrauti su nepažįstamais žmonėmis, jie dažnai nepasitikė atėjusiais, įtartinai žiūri, kodėl jie čia prašo, ko jie čia nori ir panašiai. Bet, pats kraštą, nežinau, nuo mažų dienų žvalgai, vaikštai, važinėji. Kas apskritai nustebino pažinti dabar per tokią prizmę naują, kuomet surengė tą didžiulę ekspediciją? Turbūt baisiausia ir buvo su žmonėm pradėti, nes toks yra nejaukus jausmas, kuomet ateini prie žmogaus tvoros ir tu tiesiog įleiskit, mums yra klausimų, manome, kad jūs žinote, ten net paprašiau universiteto, kad man paruoštų pažymą, kurią aš galėčiau parodyti, kad aš tikrai projektą darau, kad nebandau jūsų apgauti, bet iš tos gerosios praktikos tai galiu tiesiog dar pasidalinti, kad tarpukarinės kartos, nes pavyko net apklausti žmogų, kuris yra 1927 metų gimimo, jau su lasdelėm, dviejom vos ateinantis, bet labai geros atminties. Tai šita karta yra nepaprastai šilta. Didžioji dalis jos nebijo bendrauti, kviečiasi. Ta pokarinė karta irgi jie labai maloniai priima, bendrauja. Jau vėlesnė karta šiek tiek yra atsargesnė, bet kaip ir sakau, yra tos gerosios praktikos, kuomet randi kažkokį bendrą tašką su jais ir viskas eina kaip sviestu patepta. Tai turbūt čia, o jeigu, taip sakykime, didžiausi atradimai yra gal, kaip pasakai, kitiems žmonėms, tai jiems gal net juokinga išgirdus, nes, pavyzdžiui, čia matome tai, kuo aš labai džiaugiausi, nors iš savęs pats objektas labai yra skrumnus ir neaiškus, tai čia yra Gustonių Verkalnis, tai pati juokingiausias dalykas, kad aš apie Gustonių Verkalnį jau žinau nuo 2017 metų, Gustonių kaimo gyventojus tam skambindavau, bandydavau surasti, kur jis yra, nes tai yra kaimas vienoje, čia yra Mūšos upė, tai čia, sakykime, aš stoviu dešiniam krante, kur yra kaimas, o kairiam krante yra kitas kaimas.
Ir, aš galvoju, neįmanoma jo atrasti. Verkalnis ir viskas, kad kaimas susijęs su kažkokiam, nežinau, raudom, objektas susijęs su raudom. Na ir visai netikėtai nusipirkus medaus pas vyriausią Gustonių kaimo gyventoją, irgi bendras taškas, jisai tiesiog pasirodo žinojo, kuris yra. Ir jis pasakė, kad tai yra kitoj upės pusėje, kur aš niekada nepagalvojau. Ir jūs neįsivaizduojat, kiek aš džiaugiausi, kad tas verkalnis yra. Arba buvo dar objektas, ir tau teko prisiminti, kaip aš tenai lakščiau. Tai nuo seno žinau, nuo tarpukario laikų žinoma Velniobala. Ir atrodė, kad jos nebėra. Jau vietos gyventojai irgi sako, jau jos nelabai yra. Bet sutinkam vieną labai mielą močiutę, kuri ir papasakojo, kaip ten gegužinės buvo ten rengiamus ir toliau. Ir sakau, o kur jos yra? Ir jinai sako, taigi čia, pavažiuosit, ten paeisit ir jinai bus. Kaip tai bus? Bus dar. Ir jinai yra, tai tiesiog yra nuostabu, kai toks, senojo tikėjimo paminklas, jisai nepasiduoda, net ariamas. Ir yra, matosi, kai buvo sausiau suarta, užsėta, bet dabar yra tiesiog vėl ta originali forma užpildyta vandens. Tai tiesiog fotografuoji, įeini į tuos rugius, ten tą vandenį jau pradedi fotografuoti, ant kiek patenkintas. Tai galbūt tiek. Aišku, vasaros praktika, tai jinai vyksta vasaros metu. Bet tai kaipgi yra su archeologijos paminklais? Kokios perspektyvos su jais? Ar įmanoma kažką daugiau surasti? Vasarą? Ne, apskritai. Vasarą tai nelabai. Labai plačios perspektyvos pasakysiu, nes pagrindinė bėda, kad, tu nesitikė, kad objektas yra ardomas, bet jeigu yra ariamas, biškį padeda kažką surasti. Tai tiesiog, žinant potencialias vietas, jos yra užsėtos grūdiniam kultūrom, yra tiesiog augalija apaugusi, tai neįmanoma patikrinti. Bet visas, ypač mūšos, kuri teka mūsų rajono viduriu, tai jos pakrantės yra, aš tikiu, kad ten tikrai yra daug dar senovės gyvenviečių, turim gyvenvietės, bet neturim laidojimo paminklų, nors yra girdima, kad ieškiklininkai vis suranda radinių. Tai reikia lokalizuoti tas vietas. Tai manau, kad pavasario žvalgymai, rudens žvalgymai kartu su lidarų duomenimis tikrai turėtų padėti. Ir potencialo, manau, tikrai, kad yra nemažai. Ypač upių pakrantės. Ar planuoji dabar kažką tokio rimtesnio savo krašte? Ekspedicijas? Nes čia yra daug pagalbininkų potencialių. Pirmą leiskit bakalaurą parašyti. O tada bus matyti, šią vasarą gal tikrai ne. Šią vasarą gal būtų nebent pasiruošimas, bet abejoju. Manau, gal kelių metų bėgyje tikrai būtų galima pamastyti, nes tikrai norėtųsi atnaujinti, tikrai yra įdomu ir norisi suspėti dar, kol yra tos senosios kartos. Tai palinkėsim Faustui sėkmės už tokį entuziazmą. Dėkoju. Ir knyga, kurią tikrai panaudosi. Dėkoju visiems susirinkusiems šį pirmą vakarą. Tikrai buvo įdomus, pilnas žmonių. Tikrai reikia tokių vakarų pranešimų. Dabar mes šiais metais turėsime, kaip ir pernykščiais metais, 5 vakarus, nuo akmens amžiaus iki naujesnių laikų. Ir dabar kovo 5 dieną, 18 val. Po 2 savaičių, vėl ketvirtadienį šitoje salėje bus pranešimas, kelsimės į Sielos ir Lietuvos pakraštį Zarasų kraštą. Tai atlauksiu po 2 savaičių ir visiems gerų dienų.